institucija, į kur atvykdavo šimtai studentų iš įvairių kraštų, iš Amerikos, iš Afrikos ir iš kitur. Ir per šitos 19 metų, kai Blokas vadovavo šitai ješivai, jis pavertė tą ješivą tokia kaip ir musavinio pobūdžio. Tai terminas musaras, hebrajiškas terminas, kuris šiaip kasdieniai kalboje reiškia moralę, bet 19 amžiuje viduryje toks rabinas Izraelis Salanteris, tai iš Salantų, jis pradėjo čia Lietuvoje tokį musaro judėjimą, tai yra bandė įdiegti arba paskleisti musaro knygų, tai yra literatūros tokios, kur analizuojamos įvairios moralinės problemos, žmogaus charakterio problemos, žmogaus tobulinimo problemos studijavimo. Na, kas nebuvo taip įprasta, tai buvo daugiau tokia moterų literatūra arba literatūra, kur tokia marginali rabiniškų studijų kontekste. Ir Blokas padarė tą ješivą, musavinio pobūdžio ješivą, įvedė musavinių knygų studijavimą kaip privalomą dalyką, ir jis pats dėstė tokias, vedė tokias pamokas musaro. Ir po jo mirties mokiniai jo surinko savo konspektus, užrašus ir Kaune, Kėdainiuose, Telšiuose leido tas pamokas ir galiausiai po Antrojo pasaulinio karo JAV ir Izraelyje buvo sudarytas toks rinkinys iš tų jo pamokų pavadinimų Šiaurėj Daat, tai lietuviškai būtų žinojimo pamokos. Ir kadangi pranešimui skirtas laikas ribotas, tai trumpai pasakysiu tai, ką atradau skaitydama šitą rinkinį jo paskaitų. Trumpai tariant, tai bendrai tose pamokose patraukia, čia toksai žodis yra patraukia, bet tai gali būti, kad kitus gali ir atstumti. Toksai gana keisti tokie teologiniai svarstymai, kurie gali dažnai pasirodyti fantastiniai. Bet kas mane patraukia, tai hermeneutika tų pamokų. Ir pačioje pirmoje paskaitoje, kuri buvo publikuota 1929 metais, pavadinimu Materija ir forma, jisai pateikia kai kurias šios savo hermeneutikos tokias kaip ir gairės. Ir pavadinimas Materija ir forma, tai toks kaip filosofinis pavadinimas, tai siekia viduramžių žydų filosofijos terminologija, bet jo interpretacija, kas yra materija ir kas yra forma, jinai yra iš tikrųjų gana savotiška. Kitaip tariant, jo hermeneutika, jinai, aišku, atsiremia į tradicinę rabinišką hermeneutiką, kur buvo ir yra 4 tokie kaip ir skaitimo lygmenys arba strategijos. Tai yra toks 4-lytis modelis, gana panašus yra artimas krikščioniškam klasikiniam
hermeneutiniam modeliui, kur yra pažodinis lygmuo ir po to yra tokie subtilesni lygmenys. Tai tas pažodinis lygmuo rabiniško hermeneutikoje vadinamas pšat. Ir pagal Rabino Bloko sampratą šitas pšat, tai yra pažodinis lygmuo, jis yra kintantis ir priklauso nuo skaitančiojo. Anot Rabino Bloko yra koreliacija tarp moralinio dvasinio skaitytojo lygmens ir gebėjimo atrasti tame paviršutiniame lygmenyje, tai yra tame, kaip tekstas parašyta, atrasti kažką, tai žodžiu, ko arba nepastebėjo, arba kitaip suprasti, arba, žodžiu, kažką atrasti kito. Kiekvieną kartą galbūt kažką tai visiškai kito. Tai iš tikrųjų tai labai panašu į skaitytojo atsako tokia strategija, o taip vadinama skaitytojo atsako teorija literatūrologijoje buvo suformuluota tik tai 20 amžiaus antroje pusėje. Tačiau dėmesys tam, kokiu būdu įvairūs išoriniai tekstui faktoriai daro įtaką supratimui, jau galima rasti tam tikrų pėdsakų jau 20 amžiaus trečiame dešimtmetyje. Tai yra kaip tik tuo laiku, kada Blokas skaitė tas Musaro paskaitas. Tai va, ir šiaurėje tai tokie diskursai, kuriuose Blokas plėtoja tam tikrą pasaulėvaizdį, kuris atitiktų jo tą Musaro sampratą, tai yra kaip to žmogaus asmens moralinis aš, nes jis turėtų būti tobulinamas, į ką įsikibti, į ką atkreipti dėmesį ir panašiai. Ir tas pasaulėvaizdis yra randamas, arba tas moralizavimas tam tikrą prasme, jis randamas ne pačiame tekste, tai jisai nėra artikuliuojamas išskleistų pavydų, pats moralizavimas. Tai jisai nėra eksplikuotas. Ir lieka tiesiog kaip užuomina jo klausytojams, tai yra kaip medžiaga jo klausytojams, ir klausytojai faktiškai arba skaitytojai to teksto, jisai pats nerašė to teksto, jisai paskaitas skaitė. Žodžiu, klausytojai tą medžiagą, tą informaciją turi įsisavinti ir formuotis kažką tai suformuoti. Ir kiekvieno individo, ar netgi iš visų kartų, nes jisai naudoja tą terminą kartos, kai skaito arba studijuoja ar klauso tekstą, tai tas supratimas priklauso nuo jo, kaip sakiau, to moralinio dvasinio lygmens. Ir šitas skaitančiųjų, studijuojančiųjų, klausančiųjų ir bendrai žmonių lygmenų akcentavimas yra pastebimas beveik visuose jo aiškinimuose. Čia būtų citata dabar. Visą tai galima rasti netgi pažodiniame šventraščio tekste. Tik dėl mūsų mąstymo silpnumo mums atrodo, kad šis supratimas peržengia pažodinės reikšmės rėmus. Kalbant apie šią Toros vietą, yra nuostabus Rašbamo komentaras. Rašbamas vienas iš žydų komentatorių viduramžių. Ir tas komentaras taip skamba, štai jisai įdeda citatą į savo paties tekstą. Pagalvokite ir supraskite, intelekto mylėtojai, ko mokė mūsų mokytojai. Kad raštai nepasitraukia nuo savo pažodiškumo, šito. Čia neradau lietuviškai, kaip čia geriau išversti tą tokią frazę.
taip toliau. Ne? Ir net Rabeinų Šlomo, mūsų mokytojas Šlomo, mano motinos tėvas, tremties šviesulys, kuris aiškino Torą nebijim ir ketuvim, tai yra Biblija panaša, dėmesį skyrė būtent šventraščio pšatui, tai yra pažodiniai reikšmė, arba tam lygmeniu. Ir aš, Šmuelis, Josvainė, palaimintos atminties Rabio Meiro sūnus, aptarinėjom tai su juo ir tais išminčiais jo akivaizdoje, ir jis sutiko, kad reikėtų rašyti kitus aiškinimus pagal čia vėl citata, kurią jisai naudoja, paštut, kurie atsinaujina kasdien. Paštut tai daugiskaita pšato. Tai yra tos žodiškumų, kurie atsinaujina kasdien. Tai yra jie ten telšiuose, galima matyti, jie tenai diskutavo plačiai apie šitą problemą. Tai yra kokiu būdu pšatas, pažodinė arba paviršinė šitą teksto reikšmė, kiek jinai atsinaujina kiekvieną dieną. Ir toliau tęsiu citatą, kaip tik taip paštut atsinaujina kasdien. Kartos smulkėja ir kartu su jomis paštut. Tai čia vėl tokia kritika kartoms, kaip matėme praėjusiame pranešime, libertanizmai buvo ir čia 20 amžiaus pradžioje tą patį panašių nuotaikų prisilaiko rabinai. Toliau tęsiu citatą, kas anksčiau atrodė paštut, šiandien kelia nuostabą, o paštut kažkas kita. Tai yra šiandieną, žodžiu, ką šiandieną skaitytojas mato, kaip pažodinę reikšmę, jau yra kažkas kita, negu kad buvo anksčiau, ankstesniems kartoms. Ir tai, kas buvo ankstesniems kartoms, paštut šiandieną kelia nuostabą. Tai atrodo, kad tai yra kažkokia paslėpta prasmė buvo, kurios neišvelgia šiuolaikiniai žmonės. Toliau tęsiu citatą, netgi tai, kas buvo paštut rašė kartoje, rašė tai vienas iš ankstyvųjų komentatorių Toros viduramžiais, pasikeitė jau kitoje kartoje. O mums paštut dar labiau supaprastėjo. Mums atrodo, kad pasakojimas apie Juozapo brolių poelgį, kaip mes jį suprantame, ir yra jo pšat. Tačiau iš tikrųjų paštut nėra nekintantis dalykas, nes nepanašus vienas paštut į kitą paštut. Citatos pabaiga. Nuo pat XIX amžiaus ėmus formuotis judaikos mokslams, Wissenschaft des Judentums, Vokietijoje per visą 20 amžių pšat apibrėžtis ir istorija buvo diskutuojamos, sulaukė daugybės tyrinėjimų, teorijų. Ir viena plačiausiai 20 amžiuje naudotų sampratų buvo jau mano minėtas rabiniškas keturlypis interpretacijos modelis, patogumo dėliai vadinamas achronimu pardes, tai yra pšat, remes, draš ir sot. Ir tas modelis buvo aiškinamas hierarchiškai. Tai yra pšat, tai yra tas paprastas pažodinis lygmuo, kuris prieinamas bet kuriam skaitytojui. Tai yra atsiverti tekstą, skaitai apie Abraomą, kad jo Dievas paprašė, kad jis paaukotų sūnų, maždaug taip, kad ir supranti taip tą tekstą. Toliau remez lygmuo, tai yra aliuzijų lygmuo, yra naudojamas remez, bandant giliau aiškinti tekstą, randant jame įvairių aliuzijų į kokią nors Biblijos vietą, arba į kokią nors realijas, ar dar ką nors, į kokią istorinę realiją, kokį įvykį. Toliau kitas lygmuo yra draš, tai yra dar gilesnis ir subtilesnis lygmuo, randant įvairialypių sąsajų tarp tekstų, keliant klausimus, ieškant atsakymų ir papasakotų įvykių, žodžių, šaknų, įvairių junginių, naudojant kokią nors gematriją, dar kokius nors dalykus.
kokios nors irgi hermeneutinės priemonės. Ir šitie pastarieji du lygmenys dažnai naudojami homiletinėse praktikose. Tai yra tiesiog tokiame kasdienio aiškinimuose Toros teksto praktikose. Ir galiausiai paskutinis lygmuo, sod, reiškia paslaptis. Tai toksai kaip ir ezoterinis lygmuo, kuris, kaip aiškino šitų akademinio šitų mistikos tyrinėjimo kaip ir klasikas, Geršomas Šolemas, jis yra sietinas su mistinėmis, kabalistinėmis spekulacijomis, mistiniais Biblijos tekstų aiškinimais. Bet kaip teigia vienas iš šiuolaikinių kabalistinės hermeneutikos specialistų, Eliotas Wolfsonas, buvo plačiai priimta iš tikrųjų aiškinti, kad dar ankstyvaisiais amžiais rabiniškoje hermeneutikoje įvyko tam tikrą polarizaciją aiškinimo į niglę, tai paslėptą, ir mistarą tekstų supratimą. Tai yra egzoterinė ir ezoterinė. Tai yra aišku, savaime suprantama ir paslaptinga arba paslėpta. Ir esą apytikriai nuo 13 amžiaus ispanų kabalistai toliau gilino šią polarizaciją ir suformavo visą tokią biblioteką kabalistinių tekstų, kurių pats reikšmingiausias ir kur pilniausiai buvo realizuotas tas sod lygmuo, tai buvo Zoharas. Tačiau, nors istoriškai daugeliu atveju hierarchinės pardės modelis tikrai galiojo, ir galima jį rasti nuo pat ankstyviausių rabiniškų interpretacijų iki pat viduramžių. Ir toliau, tačiau kalbant apie kabalą, situacija nėra tokia vienareikšmė. Tame hierarchinėme modelyje pažodiniai reikšmiai kaip ir suteikiama tokia kaip ir antrinė vertė, nes lygtai einama prie gilesnių tikrųjų lygmenų Toros teksto prasmės, kur lygtai atsiskleidžia tai, ko paprastai skaitytojas kaip ir nemato. Skaitytojas, kuris lieka prie pasakojimo siužetų ir prie tos pirminės ir pažodinės reikšmės. O tai yra įvykiai, kurie yra už tos pažodinės reikšmės, jie vyksta kitose būties lygmenyse, dieviškų kūrimo procesų lygmenyse ir kitur. Ir kaip rašo Wolfsonas, raštų žodžiai kabalistiškai interpretuojami tampa virš žmogiškos dieviškos tikrovės. Citatos pabaiga. Kita vertus, dichotomija tarp išorinio teksto supratimo ir vidinės prasmės gali leisti daryti išvadą, esą kabalistui, kaip kita vertus ir filosofui, bent jau kalbant apie viduramžių žydų filosofiją, pšatas užstojo tikrąją teksto prasmę, kurią tiek kabalistas, tiek ir filosofas savo interpretacijomis siekė atskleisti. Ir šitokį požiūrį, tai yra dichotomijos tarp egzoterinio ir ezoterinio lygmenų, kaip teigia autorius, ryškiausiai išskleidė Geršomas Šolemas, siekdamas pabrėžti kabalistų kaip ir revoliucingumą. Revoliucingumą, nors ir kartu ir konservatyvumą. Tai yra tam tikras siekis pasipriešinti nusistovėjusiam normatyviniam, kasdieniam, rabiniškam, autoritetingam Toros aiškinimui. Nors visiškai paneigti pažodinio lygmens ir mistikai kaip ir negalėjo pagal Šolemą, nes tas tekstas visina turi tą religinį autoritetą. Todėl pateikiamas mistinis aiškinimas, kuris esą pranoksta pažodinį lygmenį, jo net nesdamas. Nors kartais ir Šolemas ir pripažindavo, kad Zoharo autoriai vis dėlto buvo tampriai susijęs su Toros teksto pažodiniu lygmeniu.
tačiau plačiau šitos idėjos neskleidė. Na, galbūt dėl to, kad bendrai jo orientacija buvo paneigti kabalistų, citata, susirūpinimą pažodinė teksto prasme, kuris randamas kabalistinėje egzegesijoje. Citatos pabaiga. Ir kabalistinė hermeneutika, anot jo, yra pagrįsta radikalia dichotomija. Tačiau paties Wolfsono teigimu toks mokslinis požiūris trukdo suprasti vieną iš pagrindinių prielaidų, kuriomis grindžiama Zoharo hermeneutinė pozicija ir jo unikali teksto samprata. Tai yra, kiek Tora reprezentuoja ne tik dieviško autoritetos intenciją, bet ir dieviškos struktūros ir formos konfiguraciją. Tiek darytina išvada, kad sensus literalis apima visas raštų prasmes, egzoterinės ir ezoterinės. Ir patvirtina žodžiu, kad Zoharo autoriai kitokį pšato sampratą turėjo, arba tą keturlypį modelį turėjo šiek tiek kitokį, patvirtina Zoharo tyrėjas ir vertėjas Danielis Metas, kuris pakomentavo ten Zoharę tokį vieną išsireiškimą. Tas išsireiškimas yra, o štai eilutės pšatas, kaip tik toksai. Ir Meto komentaras yra toksai, kad šaknis pašat reiškia nurengti, apnuoginti, paaiškinti. Ir pšatas yra paprastoji reikšmė ir kartais kontrastuojama su gilesniais prasmės sluoksniais. Tačiau čia užuot kūrus kontrastus senolis, tai yra, senolis tai tokia hipostazė, kuri Zohare yra minima, atkreipia dėmesį į mistinio tyrimo paradoksą. Pšatas yra pradinis taškas, žodis lape. Kaip prasmė atsiskleidžia sluoksnis po sluoksnio, susiduriama su Toros veidu. Tai yra apreiškimas, nušvitimas. Tačiau kabaloje nušvitimas grįžta atgal prie žodžio. Pšatas vėl pasirodo kaip išdava. Tai iškyla iš mistinės Toros patirties, giliai įvertinant jos formą. Galima palyginti Dzeno koaną. Pirma yra kalnas, tada nėra kalno, tada jisai yra. Panaudodama šį mistinio pažodiškumo hermeneutiką, kabala sustiprino tradiciją ir iš naujo pašventino tekstą, tuo pačiu atskleisdama nesuskaičiuojamą daugybę žodžių ir vaizduotės sąsajų. Taigi, grįžtant prie Blocho, Blochas savo žinojimo pamokose pasilaiko analogiškos pšato sampratos, naudodamas pšatą kaip pagrindinę interpretacinę priemonę. Pati pirmoji jo pamoka, kaip sakiau, materija ir forma, galėtų būti skaitoma kaip programinė. Materija ir forma jisai aiškina kaip kūną ir sielą, iš kurių susideda viskas, kas tai egzistuoja. Tai yra kaip turinys, tai yra, medžiaga tai yra kaip turinys, tai yra esmė, substancija, o forma yra tai, kas tą turinį laiko. Ir tai gali būti bet kokia struktūra, kurią jisai vadina dvasinė jėga, jungiančia dalis į visumą. Tas pats tinka ir kalbant apie išmintį. Tai yra kažkokia tai medžiaga, turinys, bet kokia žinojimo, kuris tai gali būti žinomas ir išlaikomas atmintyje, ar užrašytas kaip informacija, bet kokia informacija, bet forma yra supratimas. Supratimas. Ir tas supratimas jisai tada ir suteikia tą žinojimą. Čia tokia kabalistinė faktiškai schema yra. Šiandien forma kitokia, nei ji bus rytą po 20 metų pagal Blochą. Supratimas yra vyksmas, procesas vykstantis žmogaus širdyje ir kaip toksai negali būti užrašytas ir negali būti išsakytas. Nes supratimas faktiškai yra kiekvieno asmeninis dalykas. Tai, kas buvo išsakyta arba užrašyta kaip suprasta, lieka tik tai kaip informacija kitam, kuri gali būti perduodama kaip medžiaga, tačiau visi paties supratimo metu vykę kontekstai, mintis, sąsajos, kurios lydėjo tą suvokimą, lieka anapus perdavimo, nėra perduodama. Ir todėl pirminė supratimo forma laikui bėgant nutolsta ir kasdien keičiasi.
Tačiau procesas kažkiek analogiškas, tas procesas yra toks kaip ir analogiškas kabalistiniam, pagaunama pirminė medžiaga, einama lygtai į kažkokius tai gilesnius sluoksnius, supratimu, tai medžiagai suteikiant formą, ir tada išvada atsiskleidžianti pažodinė teksto prasmė, bet kurios vėl negali perduoti to, kas atsiskleidė. Blocho interpretacinis savitumas, jam jungiant žodį ir vaizduotę, būtų tas, kad jisai šį kasdienį pšato atsinaujinimą sieja su skaitančioje dispozicijoje esančiomis medžiagos įforminimo, net yra supratimo galimybėmis, priklausančiomis nuo skaitančiojo dvasinio ir moralinio lygmens. Ir jo pabrėžiamas tas kartų susmulkėjimas, nuosmukis, menkumas, yra pakankamai įprastas dalykas rabiniškose tekstuose, tačiau 20 amžiaus pradžios Blocho mąstyme ši nuostata įgauna vėlyvam Musaro judėjimui būdingą tokį aspektą. Žodžiu, ir ješivos absolventai formavo faktiškai litvakišką ultraortodoksinį judaizmą JAF ir Izraelyje. Rėmėsi tokia Da'at Torah ideologija, arba suformavo Da'at Torah ideologiją, net yra Toros žinojimas. Pagal tą ideologiją niekas negali iki galo pasitikėti savo paties moralinių sprendimų tikraisiais motyvais, šaknimis, dėl nesąmoningumo, sąmonės ignoruojamos srities egzistavimo, kurią dar iki Freudo buvo atradęs to Musaro, lietuviško Musaro judėjimo pradininkas, rabis Izraelis Salanteris. Tai va, ir šitas tikrųjų arba vidinių motyvų aiškinimasis ir būdai, juos apčiuopti tose savo sąmonės šaltiniuose, šaknyse, tose nesąmoningose, iš kurių jie ateina ir buvo tas Musaro judėjimo tokia programinė idėja. Tai va, ir tą mintį rabis Blochas išskleidžia interpretuodamas biblinę Juozapo ir jo brolių istoriją, atkreipdamas dėmesį į pačiame biblinėme tekste, jo paprastame lygmenyje, tai yra pšat, pasirodančias tokias reikšmes. Dabar citata. Ir ta citata aš užbaigsiu savo pranešimą. Ir Tora, atskleidžianti žmogaus sielos gelmes, nurodė tikrasias vidinės Juozapo brolių poelgio priežastis. Būtent pavydas ir neapykanta Juozapui privedė brolius prie šio poelgio. Apie pavydą ir neapykantą kaip pagrindinę Juozapo brolių poelgio priežastis šioje biblinėje istorijoje atrodo galima padaryti išvadą, tiesiog perskaičius tekstą, nepritaikius jokių egzegetinių priemonių. Čia citata baigėsi ir mano šioks komentaras. Į tai atkreipė dėmesį rabis Blochas, tačiau savo interpretacijoje jis atkreipė dėmesį ir į visą biblinį izraelitų istorijos kontekstą. Tai yra, kaip jis rašo, biblinės izraelitų gentys kilo iš tų pačių brolių. Ir Tora tiesiogiai jų nepasmerkė. Ir kaip tokių iškilių asmenybių, jų motyvų, prisilaikant kartų regreso vizijos, mes net negalime iš tiesų adekvačiai įvertinti ir suprasti. Jie patys akivaizdžiai, ir tai galima matyti skaitant Toros tekstą, nemanė, kad daro prasižengimą. Jie save matė iš tos pusės, kad atlieka teisingą darbą. Tai yra, skyrė Juozapui bausmę už lashon hara. Tai išsireiškimas rabiniškas pikto liežuvio, kuris patikė lietuviškoje vėl Musaro tradicijoje buvo aiškinamas kaip pati sunkiausia praktiškai nuodėmė, tai yra apkalbėjimas, šmeižtas, melas ir visokie kitokie dalykai. Ir tai, pasak rabio Blocho, buvo jų didybė. Tačiau Tora atskleidžia tai, ko jie patys savyje neišvelgia, ką ignoravo, nepaisant visos savo didybės. Tai yra paprasčiausius nesąmoningus šio savo sprendimo motyvus. Ir išvada taršasi savaime. Jei jau tokie iškilūs protėviai neišvelgia tikrųjų savo poelgio motyvų, tai ką galima pasakyti apie mus? Citatos pabaiga. Mano pranešimo pabaiga. Ačiū už dėmesį. Čia savo pristatomą autorių lygimas skaityti Ratsato teoriją
tekste kažkokius stabilius elementus pripažino, kažkokius griaučius tekstų. Ar viskas yra, reiškia, nestabilu ir interpretuojama kiekvieno asmeniškai? Na, jo tose paskaitose aš neaptikau, nemačiau kokio nors tokio kaip literatūrologinio, kokio nors įdirbio, kokio nors aiškinimo, kuris kalbėtų apie tekstą. Bet tai, kad čia dabar reikia bandyti išversti jo teoriją į tą subjektyvizuojančias hermeneutikos kalbą. Visiems tekstas lieka tas pats, tą galima matyti jo šitose pamokose, kad jisai yra tas faktas, žodžiu, kad tekstas lieka tas pats, net yra Toros tas užrašytas tekstas. Čia bendrai rabiniškoje tradicijoje ir mistinėje, ir nemistinėje, pats užrašytas tekstas jisai yra stabilus, jisai lieka, bet supratimas jisai keičiasi, supratimas. Kaip sakiau, ta medžiaga jinai gali likti visą laiką ta pati medžiaga, bet kaip sakiau, čia faktiškai jisai toje paskaitoje, materija ir forma, jisai tą taip pat bando pasakyti, žodžiu, kad medžiaga gali būti bet kas. Bet medžiaga gali būti stabili medžiaga, bet ir nekintanti. Bet supratimas jisai keičiasi. Ir faktiškai galima matyti netgi, kad tai netgi, kaip čia pasakyti, apskritai rabiniška tradicija, jinai stovi kaip ir ant dviejų tokių torų. Tai yra nuolat pabrėžiamas šitas dviejų torų egzistavimas. Tai yra rašytinė tora, kuri yra stabili ir nesikeičianti, ir kur niekas negali, jokios ten raidės, ženklelio pakeisti. O žodinė tora, pasakytinė tora, jinai yra būtent ta tora, kuri nuolat atsinaujina, kuri nuolat lydi tą užrašytą tekstą. Ir galima matyti, kad čia tiesiog jisai labai įdomiai taip suformuluoja, kaip materijos ir formos, per tą materijos ir formos sąvoką jisai perteikia tą visiškai tradicinę rabinišką nuostatą, kad pats Toros tekstas kaip toksai jisai nekalba, jisai pats tekstas. Jam reikia perdavimo grandinės, bet ta perdavimo grandinė visą laiką vyksta, žodžiu, per įsisavinimą ir suvokimą, ir supratimą nuolatinį. Ir dėl to, taip, čia galima plačiau išplėsti tą Torą, tas pažodinis lygmuo, bet tas tekstas jisai atsinaujina kasdien. Turimas omeny supratimas atsinaujina kasdien. Kas yra tam, jeigu dar radikaliesnių turbūt iš vis, ar yra tam tekstas apskritai toks kaip objektyvus, iš kito man autorius, tai reiškia, kad yra klasėje tekstas, reiškia, ten iš vis yra net jisai tekstu koks nors raidžių sanglauda tampa tik skaitytojo dėka. Tai man iškrito dabar tas radikali ta hermeneutinė pozicija, tokia subjektyvistinė. Čia siena, žiūrėjau, čia aišku, čia eina, kadangi jisai kalba apie Torą, tai Tora kaip tokia jinai yra, negali to kaip ir kvestionuoti to teksto egzistavimo. Tai ačiū. Gerai, tai jeigu dar pasiklausimų, tai prie kavos, bet dabar kavos pertraukėlė, tada susitinkam per 15-12. Tai 15 minučių.